atvažiavom pavalgyti per tą laiką. Užkasti, ne? Atvažiavom po Plitviso ežerų, reikėjo pavalgyti. Pagaliau Adriana, pavyzdžiui, gavo savo maistą. Aš dar laukiu savo maistą. Tai va, duojas, sakom, Adrianai skanaus ir laukia mano maisto. Taigi, sveiki, mes čia kažkur atvažiavom. Tokie gražus vaizdai, kad net Adrianą pakėliau. Ten va Fordas stovi. Čia visur šnypščia, visa kita. Adriana, va, pavyzdžiui, neatsikėlus esu. Jūs pažadinat, sako, žiūrėk. Čia mes ant kažkokio namuko atsistojom. Kažkokio faino. Čia kažkas labai galėjo gerai gyventi. Tai va, dar nueisim ten ją patį, pažiūrėsim, kas ten gera. Oi, čia kažkas, o tai va, galėjo dar visai neblogai pagyventi. Jo, žinai. Tai neviską. Nu jo, šiki. Ir tada pakeli galvą ir tada va tokį vaizdą, matai. Na, toks visai. Fainai, toks visai namukas. Man patiktų. Tai va, tai mes vaikštam, tai karšta labai, 34 laipsnių, bet mašinai gerai, reikia kondiškį. Tai va, einam toliau migdyti Adrianą ir važiuoti. Nesinirta čia nirta. Toks fainas namukas. Ai, dar irgi terasa. Prie tualeto. Tualetas, matau, priestatas buvo. Mūriniai namukai, plytelės mūrinės. Ne mūrinės. Tai anksčiau, kai statydavo namukus, o tada tualetas. Kiek laipsnių? 26. Nu, Aš sakyčiau, atvažiavom čia. dar pravažiuotum ir čia. Nu, su Fordu jau iki čia dar davažiuočiau, bet toliau jau ne. Radau aš internete, dar namuose būnant, kažkokį karjerą. Tai pažiūrėsim. Tokia labai karšta. Bet ką padarysit, visa Kroatija yra tokia karšta. Tai va, toj tada nueisim, parodysim. Tai ko mes čia dabar turim? Tai mes turim, aišku, ką tik apsisukau, pamačiau, kokie ten kalnai, įspūdingi, gražus, kaip Dolomitės ten. O čia mes atėjom prie karjero. Aišku, per nuotraukas gal ne taip gerai atrodys, bet taip prieisim dar žemiau truputį. Va. Koks vaizdas. Lipam pasimaudyti, bet po to neišlipam. Ir neišlipam.
Bet jo. O, faktas. O, čia visas vaizdas. Palaukit, ištrauksiu visą trimetrinę lazdą. Tai va tokie vaizdai. Internete pamačiau, gal nepatikėjau, bet labai gražu. Wow. Nu, iki tos vietos per va tokį keliuką važiuojam, bet yra tų žmonių, 3-4 mašinos stovi, atvažiuoja, išvažiuoja, nu jo, pas mus dabar yra 35 laipsniai ir... Jo, biški karšta, lauke pabuvus, čiučiut, tai va. O šiaip vieta yra labai graži, tikrai, kaip ir minėjau, netikėjau, kada tai bus gražu. Per nuotraukas tikrai nesimato tokio grožio, mūsų akimis labai gražiai. Tai va, čia labai daug žiogų, labai daug visko, daugiausiai yra karščio. Žiogų ir karščio. Žiogų ir karščio. Tai va, jau netoli Zadaro važiuojam dabar į parduotuvę, reikia gerti, reikia visko. Padarysim turą Zadarę, pažiūrėsim gal kažkur įsimaudyt. Ir jo, žiūrėsim. Koks vaizdas. Labai gražus tiltas. Geras vėjas. Tai kon tiki tu? O čia yra Zadaras. Ten dalis jo. Labai daug vartelių. Nu, gražu. Adrianti. Nenuskendamas. Neskęstantis, atsiprašau. Gyvelis. Toks jausmas, kad mes šiandien negalime važiuoti. Koks mažas laivelis. Viking Star. Čia yra aparatas. Čia kruizinis laivas. Wow, ten tokius išplaukia. Pliažas. Išplaukia. Pliažas. Su bokšteliu šokti. Čia galima parkuoti? Žmonių yra labai daug, bet ir ko norė, 34 laipsniai lauke, čia visas miestas susirinkęs. Mama, life is just begun.
nuramint. Ieškojom parkingo nakvynėje ir taip netyčia suradom fainą spotuką, kur alyvuogių aliejų natūralų pardavinėja. Tai paėmėm vieną bunkutę šeimai, bet toks, tikrai, naminis. Nes čia aistį parašyta, čia grinai, naminis. Tai toks, jau dabar važinėjom ir žiūrinėjomės parkingo vietos. Nu ką, mes atvarėm į tokią gražią vietą, mūsų leido už alyvuogių aliejaus butelio nupirkimą. Rokelis, čia pučiame savo mylimą lovą. Tai va, mašina belė kaip užkrūta. Rokas net suprakitavo. Tai ruošiamės nakvyniai. A ne? A? Ruošiamės nakvyniai. Ruošiamės nakvyniai, ramiai nakvyniai tarp žiogų. Tarp žiogų, alyvuogių ir tolimą vaizdą jūrą. Turim romantiką. Valgom jau antrą vraperiuką. Bet taip labai sunkiai. Čia vat aš gaminu. Labai karšta, tai gal nesistosiu. Čia yra mūsų seksodromas. Tėvam. Jo. O čia yra mašina. Prie lygmedžio. Aš tvarkiausi. Aš ne tiesiog sėdėjau visą laiką. Ne, mes tvarkėmės. Čia va toks vaizdas aplinkui. O ten yra jūra. Už va šitą kalną. Ten dar sala atrodo. Jo, maža sala. Tai va, tai taip ir miegam. Nakvynė čia yra nemokamai. Čia yra dar pora kitų žmonių. Aliejaus buteliuką. O ten dar. Ai, pasiūlė aliejaus buteliuką, alyvuogių, ką tik spaustas, gerai. Nu, ne ką tik spausta. Nu, ne ką tik, bet. Kaip tu juokingai atrodai. Aš tą 0,5 padariau. Aha. Kad, žinai, kad dar taip matyčiaus ir taip matyčiaus ir taip matyčiaus. Tai va. Karšta. Labai karšta. Dabar yra 29 laipsniai. Mes prakaituojam, todėl mes atvirai miegosim. Mašina jau atšaukta, jau visiškai tikrai nebus to. Nu, čia dar įmanoma bus. Naktis bus švari, graži, be lietaus. Rytoj irgi bus giedra, karšta ir gražu. Važiuosim į... Kur važiuosim? Kur važiuosim? Nu, aš neatsimenu, kur mes važiuosim. Juodkalnyje. Į Kotorą. Ten turėsim daug aktyvities. Juodkalnyje aš atsimenu, o tą kitą, kur tu pasakei? Kotorą. Karočią. Tai karočią. Karočią. Tai va, suvalgom savo paskutinį šios dienos vraperiuką. Ir mes eisim miegot. Tikiuosi rytoj anksti atsikelsim.
aplankysim Primoštėną, kuris yra visai šalia. Ir tada pravažiuosim Splitą, City Tourą padarysim. Gal Dubrovniką. Gal. Ir tada į Kotorą ant vakaro. Tai va. Visą dieną planų. Ir to daug važinėjimų bus. Ir to Adriana pagaliau pavairos. Aš šitoj vairuosiu. Jo. Nes tu pagerėjai. Jo, man pagerėjo. Sveikata pagerėjo, tai šį kartą gal ir gaus. Jeigu paprašys ir primins, galės. Seviškai, jeigu primins. Tik aš nuo šito kalno nuvažiuosiu. Tai va. Atia. Labas rytas, suraitytas. Mes dabar turim 7:30 ryto. O, taip atrodo mūsų vaizdas. Biški jūros, galima biški jūros pamatyti. Viskas, aš esu patenkintas. Nes visiškai nežiūrėjau. Naktis buvo karšta, šitas visas atidarytas, bet buvo vabzdžių. Tai dar šitą paėmau. Tai kadangi dar vidury nakties įsikrovė, tai bėgu mašiną kraut. Ne kraut, o powerbanką paimti. Kai mano princesė atsikels, eisim susidėti visą mašiną ir įdėsim. Tai va. Gal tos nefilmuosiu. Tai va. Aš jaučiuosi kaip Australijai, nes mato ten karalienė su didžiuliu voru. Man. Šonas. Nu, tikrai masyviai atrodo. Aš žiogę tave užskaitau kaip astronautą. Nu, jisai dar čia. Ne į tą pusę. Jis dar čia. Tu išvys tokius greičius, kurių dar niekada nematė. 50, ne? Kokias 30. Žiūrėk, žalia buvo, kur negroji. Nu, įdomu, kiek tu tam prasidėsi. Va ten yra Primoštėna. Nu ką, mums liko važiuoti 6:20 iki Kotoro. 6:20, bet važiuoti 350 km kitais. Jo, 350 km. O važiuoti 6,5 valandos. Čia su sustojimais ir visa kita. Čia be sustojimų. 6,5 sakiau. Taip, su sustojimais, su Skoda Split apžiūrėsim, Nu, tai dar kažką. Tai va. Labai karšta. Labai karšta. Labai karšta. Aš manau, jeigu mes ant Fordo padėtume kiaušinį, jis iškeptų. Labai linksmas žiogas, jis prasilaikė labai ilgai, bet tada jis dingo. Tai žiogas buvo pašventintas kaip lietuvis. Jis pasijautęs kaip su autobusu. Koks kelias. Kaip su autobusu. Jo, susitiksim Splitoj. Turbūt? Jau. Nusipirkom tokių ledų degalinėje su sausainiu. Tai turėtų visai būti skanu. Jo? Aš irgi va paėmiau kažkokių tokių. Su sausainiu irgi. Tai va, valgysim. Aš negaliu su
čia sužiavom į Splitą. Nieko ten. Pasvažinėjom pro centriuką, pasivaikščiot, sunkiai. Dabar rašo tram 7 laipsnius. Pasimaudyti irgi nieko gero, dėl to, kad daug žmonių visi maudėsi. Tai va, tai dabar važiuojam jau tiesiai į Juodkalniją. Kažkur tai... rašo navigacija 17:37, bet įsivaizduoju dar kokie kamščiai, dar keltas, dar pasienis. Tai parašiau tarp pusės 7 ir 7 atvažiuosim. Tai va, radau tokią labai gražią vietą, aš manau labai patiks mums. Tai va, manau viskas bus gerai. Tai va, tokie vaizdai labai faini kelyje. Čia biški tiek. Adriana vairuoja. Tai va. Biški trūksta greičio. Važiavom, pamačiau tokį vaizdą ir galvoju, reikia sustoti, apsižiūrėti. Blembački, kaip gerai atrodo. Adrianai daviau vairuoti. Va, su tokiais vaizdais. Kur šalia jūra. Mes pasigrožėję tokiais vaizdais norėjo, autopilotas nedirba. Ne, viskas tvarkoja, nereikia čia autopilotą. Ne, bet va, Adrianai daviau vairuoti daugiau negu Lenkijoje. Tuos 300 km ir 4. Serpantinais, palei kalną, palei jūrą, pagal viską važinėja. Ir važiuojamės. Baby, que elegancia, perfume Chanel, Dior, baby, que fragancia, está rica, deliciosa. Gustavo Lima y você. Gustavo. Su jumis dar kartą sveikinasi Rokas. Mes ant tilto. Toks tiltas. Kažkoks buvo tiltas. Ai, čia kažkokie rezervatai, čia kažkokie lušnynai, čia kažkokia gamta labai didelė. Netoli labai gražaus tilto važiuojam, kur bus iš kairės Bosnija. Kur tas apvažiavimas toks. Tai va to laukiu labai. Tai jau Adriana vairuoja, tai aš galėsiu... Dar vis vairuoja. Normaliai vairuoja, viskas tvarkoja. Tai gerai, kad Adriana vairuoja, nes aš galėsiu pasigrožėti tiltų apylinkėmis. Aš tik tai per kamerą pamatysiu, ne? Jo, tu per kamerą, aš tau nufilmuosiu. Tai va. Pas mus temperatūra pakilo iki 8. Arbūzus netgi gina. Arbūzus netgi vandeniu laisto. Tai va. Tai važiuojam toliau. Labai daug Lenkų, labai daug Čekų. Jeigu iš tų turistų. Daugiausiai turistavimų yra Lenkų ir Čekų. Atvažiavom kažkokią vietą. Pamatėm čia visai gražu. Ten toks restoraniukas. Fordas ūžia. Nukondiškės. Čia belia kiek mašinų. Va toks ir vaizdukas toks. Mažas, mielas, gražus. Važiuojam per tą tiltuką tokią. Ten yra Kroatija toliau apvažiuot, o va ten jau už šito kalno bus Bosnija. Nu ką, važiavom link to tilto. Pamatėme labai gražų, labai puikų, labai didelį. Parodyk dar kad. Tuo bus kitas vidosikas, kur aš iš arčiau jį parodysiu. Dabar kokios tavo nuomonės apie tą tiltą? Gražus tiltas, eik tu savo. Ten dar ta Kroatija, ten jau Bosnija. Jo, tai va. Davažiavom, nuėjom į tualetą, padarėm savo reikalus, ne? Vieno prie vaizdą padarė, aš nepadariau, nes per karšta buvo. Pas mane grinai tualete buvo langiukas toks, langiukas. Tiesiai į tą tilto vaizdą ir tu taip sėdė ir taip
Kaip gera. Tai va. Rokas negavo vaizdo, tai nieko ir nepadarė. Nepadariau. Tai va. O ten labai greitai, kol dar matosi, ten yra paskutinė sala Kroatijos. Mums liko 42 kilometrai. Mes važiuojam. Klausomės Temperatūra Eurovizijos dainų. 34. Buvo Tram 9 vienu momentu. Buvo Tram 9 vienu momentu. Va, čia žiūrėk, dėdėjai kažkokie Lenkija. Tai va. Fordas dar važiuoja. Aš nustebęs, bet važiuoja. Bet gerai. Dar ir su mano važiavimu. Ir su Adrianos važinėjimu. Palauk! Gal labiau matysis. Va, matosi. Va, Kroatijos paskutinė sala, o ten Dubrovnikas. Tai va. Nevažiuosim į Dubrovniką, mes turim Kroatijoje, Juodkalnijoje tokiu laiku atvažiuoti. Ten mūsų hotelis. Turbūt geras bus hotelis. Tai va. Na, mes ten turim Dubrovniką. Labai gražų kažkokį tiltuką. Įsivaizduoju gražų. Nu jo, čia visai toks geras. Nifiga sibė visai geras. Tai va. Labai gražus tiltas. Važiuoti. Na, ten, sakau, kaip minėjau, praleisim šitą vietą. Kol kas. Gal grįžtant užsuksim. Tai va, mes važiuojam į Montenegro. Nu kaip važiuojam? Mes esam procese jo važiavimo. Tai reiškia, dabar stovim ir dabar biškį pajudam. Buvo labai didelis kamštis. Pas mus įlindo vienas debilas. Per ištisinę. Per ištisinę lindo ir įlindo, karočią. Tai jo, taip išėjo, kad mes stovim prie Juodkalnijos sienos. Čia dar kol kas Kroatijos siena. Jo, siena dabar. Tai mes apie 2 valandas stovėjom. Biškį vėluojam į savo hotelį ir reikėjo aiškintis, kodėl mes vėluojam. Bet parašiau, suprato ir viskas tvarkoja. Tai va. Tai jis jau va čia. Mes laukiam. Bet mes dar vis stovim. Tai nežinau, kada pasieksim. Iš pradžių rašė Veizas iš pradžių parašė 5:30 atvažiuosim. Dabar rodo, kad 8:11 atvažiuosim. Dabar po 8:11 atvažiuosim. Bet mes dar Juodkalnijos sienos nedavažiavom ir jeigu ten tikrins, nu tai bus dar ilgiau. Viską tikrins ir ilgai parabūsim ir Jo. keltą. Aš tikiuosi keltą mes gausim. Nenakvosim mašiną? Ne. Turim visas galimybės. Jo, pamiršau. Nu, tai galima Prie kelto sustosim. Tai va. Tai susitiksim, kai viską patikrins. Čipsas. Pravažiavom Kroatijos sieną. Rokas jau apsidžiaugė. Aš pamačiau ženklą, kad Montenegro, pradėjau plot, visą kitą ir tada dar vienas kamštis. Bet pravažiavau, davėm pasus, patikrino, ok, thank you ir viskas, bye bye. Tai dabar sėdim, laukiam kito. Žiūrėk, mano Europos kortelė. Nu va, pagaliau mes atvažiavom į Juodkalniją, legaliai Manęs net už euriuką neįleido tualetų. Pradėk iš naujo. Mes norim ir myšt, ir šikt, ir valgyt, ir miego, ir... Tai jo, tai Adrianos neįleido, ten buvo euras už tualetą, bet jos neįleido, nes užrakinta buvo. Tai jo, bet mus pagaliau įleido į pačią Juodkalniją, truko mums 3 valandas, bet pagaliau važiuojam link keltą. 32 km valandą važiuot, aš nesuprantu kaip, gal keltas, tai va. Tikiuosi pasieksim iki 10 nakties, dabar yra 8. Audinę gali prizumint, labai gražiai. Tokios Adriana nori. Jo, gražiai. Aš tą Marikai nusiųsiu. Gerai.
Nu, o mes turim keltą. Jau kažkokie žmonės jau prašo čia pinigų, dar kažko. Sakiau, Adrianai, užsirakink. Tai va. Va ten važiuosim ir kažkur ten toliau miegosim už tvatą. Tai va žiūrėsim, kaip čia viskas išeis su šitu. Va čia Fordas. O čia yra Fordas. Važiuojam mes. Nu va, mes patekom ant kelto. O Dieve, kaip savimuriuoja. Nu, tikiuosi, per tokį trumpą atstumą neapsivemsi. Tai va, tai mes atvažiavom. 5 euriukai, small car. Tai va, mes bėgom į čekius. Aš važiavau į keltą. Aš įsigandau, kad aš užgesiu bevažiuojant į jį. Man tai juokinga šitas, čia transportas kaip kokioj, ką žinau, Marokė važiuoji, linijų nėra, važiuoji Belė kaip ten, va taip. Aš Adrianai sakau, važiuok. Aš noriu Audinę mažą praleist, kur ir taip bando įsikišti ten kažkaip, nes netelpoja. Tai va, bet viskas tvarkoja. Tai ką, sėdam, laukiam ir plaukiam. Jo. Mes plaukiam. Rodos nevimdo. Atgal plaukiam, atbuliniu plaukiam. Nes mašinos va tai va, o mes į tą pusę. Tai va. Nežinau, gal jie vėl apsisuks, ten kiti keltai. Tamsu gražu. Tamsiau realybėj negu per video. Ten kažkai pilis. Tai mes jau pravažiavom. Tai va. Susitiksim kitoje pusėje. Mes o ten laukiam, kol turėsim savo vietos, visą kitą išplaukti. Atsisukom. Atplaukia o šitas. Kaip kapitono kajutė atrodo jaukiai. O ten. Lyrika. MSC Lyrika. Aš matau klubasiką Ten pas juos. diskoteka, ten... Matau kriaušę, kur daužti. Didelis aparatas. O mes dar čia vis nesąmonės darom. Nu jo. Įdomu pamatyti iš arti. Toks didžiulis jisai, wow. Nu pamatysim dar galą. Spėsim. Jis per video dar atrodo toks didžiulis. Ir jis taip arti plaukiantis. Čia dar biški. Dar biški. Dar jau nebetelpo man į kadrą. Jau nebetelpa į kadrą? Ant 0,5? Va! Gerai, 0,5 reikia jungti. Koks didžiulis. Nu ką, mes atsikėlėm, važiuojam. Vėl pražiopsojom labas rytas. Jo, vėl pražiopsojom labas rytas, bet filmuojam dabar. Tai važiuojam į kalną. Ne, mes važiuojam į Kotorą. Nu, Kotorą. Mes esam... Pamiršau vėl. Kačia. Ant kalno tokio. Jo, visai... Su baseiniuku. Visai fainas hoteliukas mums pasipuolė. Tai važiuojam dabar aiškintis į centrų. Kas ten gero? Mūsų planai yra aplankyti Kotoro pilį, aplankyti patį Kotorą, nuvažiuoti pasimaudyti, gal Tivatą, nu nors ne, mes vakar po Tivatą pravažiavom, tai nelabai. Tai vat, matysim kaip čia išeis. Tai va, susitiksim prie vaizdų.
groti, nemokam gitarom, tik lietuvišką transos. Geras kelias. Ir tokia gal šitą pilį ir užteks. Nu va, mes atvažiavom į Kotorą, radom parkingą kažkokį nejasną, nu bet žiūrėsim, rizikuojam. Kas nerizikuoja, tas negeria šampano, mes šampaną tai visą savaitę geriam. Per vestuvės ir po vestuvių. Tai va, tai labai karšta, bet nu, žiūrėsim kaip čia lipti. Kiek? 1000 laiptelių? 1400 laiptelių. 1400 laiptelių mes dabar ieškom jų. Nesunku, manau, bus surasti. Tai va, tokie vaizdai aplinkui. Kol kas viskas. Ir vėl su suknelė, su batukais, su viskuo pasiruošę lipti. Reikia tik vandenuką. Tai va, žiūrėsim kaip čia išeis. Nebijokit, jie visi gyvi ir jų čia tiesiog labai daug. Kiūtame. O Dieve. Va, mes lipam jau ganėtinai aukštai, o ten karšta. Man rodos, į tą kitą kalną net nėra įlipimo. Adriana ilsisi. Tai va, biški karšta, bet stengiasi kaip einam. Tram 8 laipsniai laukia biški. Kažkaip bandom išgyventi. Tai va. Nu va, sustojam savo paskutiniam taške. Mes paliekam pilį ten, dėl to, kad yra per karšta lipti, labai sunku. Ateities problemos, man yra labai sunku ir po visų tų įkandimų ir visa kita, man labai kalatojasi širdis. Ir aš tiesiog fiziškai nebegaliu toliau eiti. Tai va, tai paliksim pilį taip, kažkada kitą kartą aplankysim. Bet mes visgi daėjom iki va tokio vaizdo. Čia yra jau pergalė ant 3-8 eiti į tokį kalną. Tai va. Kada nors ateityje mes pasieksim ją. Tikiuosi, jinai nesugrius iki to laiko. Nu va, grįžom atgal į Kotorą, į senamiestį. Nupirkom Adrianą šitus. Labai fainai. Vieną magnetuką ir mes toliau einam per karščius ir visą kitą. Bet ne, viskas tvarkoj. Tai va. Ir aš noriu dar tokio pakabuko. Dar pakabuko Adrianai nupirksim. Tai va. Šiaip nėra daug žmonių, o va tiek žmonių. Bet čia mes Kaip aplinkui. tokiuose populiariuose. Ne, čia senamiestis, čia yra populiaru. Tai va, o po to ieškosim valgyti. Mes šiandien nusprendėm nueiti į restoraną ir užsisakėm tokį patiekalą. Jo kaina buvo 3,5 eurai. 3,3 eurai. Ir užsisakėm tokių limonadų. Tai labai skaniai valgysim. Rokai, ką pasakysi? Mes neprivalgysim daug. Aš manau, čia yra geras rezultatas mūsų kilimo į kalną. Užsitarnautas. Tai va, išvažiuosim iš Katoro, pavalgiam labai skaniai. Ten mes, buvom kažkur, gal va čia, dar kažkur tais lipom, nes ten yra vienas toks takelis va ten. Ir mes ėjom va čia, ir mes labai aukštai buvom, netoli jau viršaus, bet negalėjom jau daugiau. Tai va, čia yra visur mokamas parkingas, mes parizikavom ir buvom čia. Ir nei nieko, nei baudos, nei nieko, viskas tvarkoj. Nebent tėti tu gausi žinutę. Tai va, labai gerai, nemokamas parkingas. Prie cable caro, ten mūsų Fordesteris, bandom kilti patį viršūnę. Kad kažkur bent jau pamatyti iš viršaus. Ir gal ten kažkokių nusileidimų turėsim gražų. Tai einam va ten. Nu ką, kylam. Kylam mes į viršūnę. 10 eurų sumokėjau, kad pabijot. Jo, Rokui biškai nepatinka tokie dalykai. Bet... Nepatinka, kai aš nejaučiu žemės. Tai jo. Tai nežinau, gal reikėjo tau lipto, aš pakilčiau.
Ten mačiau kemperis važiuoja kažkur. Tai va, kylam į pačią viršūnę, ten labai gražu, o dieve. Kaip man patinka toks kilimas į kalną. Tu muzikėlė? Meilė, kaip sekas? Bet už tai viskas matos ir nereikia lėpt, kad mes dar kylam. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes čia, nes aš labai norėjau čia. Wow, tas Eikit jūs šikt su savo tais visais kalniukais. Aišku, čia blemba biški kamštis. Mes va tuo pakilom į viršų ir tada ant galo leisimės. Bet, nu jo, visai baisu. Ne 2 valandas, valandą. Reportažas. Raukai. 2 kartus pravažiavom tą rollercoasterį. Jo, visai fainai. Dabar va čia, prie Kotoro. Ten yra Kotoro, ten yra toliau kažkas. Tivatas. Tai va, mes esam labai aukštai. Mes gyvenam kažkur va čia ant kalno. Jo. Mes tokiam grinai viduriuke tarp jūrų. Tai labai fainai. Aš nusipirkau savo dar šitą. Po to auskariukai. Trumpam išėjo. Grinai išėjo taip, kad aš nuėjau tualetą ir pamačiau. Ne, šitą specialiai jau. Tai ėjau specialiai ir išėjo. Taip kažkaip užmačiau visai faina. Nu neardytų mano veido. Tai va, dabar eisim į tą restoraniuką šalia. Kokį vieną atsigavinantį kokteilį. Nežinau, ar lauksim mes iki Sulėldžio, labai fainai, bet čia dar kokias 3 valandas. Manau jau nebe 3, o 2. Nu, žiūrėsim, kaip čia išeis. Labai Va, ten smagi šitų vieta. nevarytume, čia dar baisiau. Ten jie kaba ir O, važiuoja. va, atskrenda. Jie tiesiog kaba. Ir tiesiai nuo kalno. Labai baisus. Bet Tai mes va. sprendėm, kad mums reikia kažkokio ramesnio. Paprastesnė. Tai va, einam mes. Mes pasifotografuojam. Nu ką, mes jau važiuojam žemyn. O! Blembački baisiau nei tam buvo. Toks greitas labai tą... Aš nežiūrėsiu, labai aš gražu. išgausiu parduotuvės. Labai gražus saulėlydis turėtų būti, Gal bet kokį autopliusą nueisiu. valandą sėdėti ir laukti saulėlydžio, kai kokteiliai yra po 20-30 eurų ir maistas po 40. Tai, nu, blembački labai brangu. Tai mes nusprendėm, kad mes grįšim į savo hotelį ir eisim į baseiną. Labai gražu. Labai iš tikrųjų gražu, bet labai brangu. Žinoma, prie tokio grožio kaip ir brangu nebus dabar. Ilgai leisimės. Rokas bando atsipalaiduoti su Google Maps'ais. O aš valgiau šaldytą bananą. Labai skanu. Tai va. Labai daug žmonių dar kyla į viršų, nes pats metas prie tokios saulės. Tai va. Home sweet home. Važiavom namučio. Kol kas namučio. Rytoj jau nebebūsiu namui po 11 ryto. Įsiukata. Nu ką, mes... Aš jau ką nenoriu. Jo, esi su triusikais. Mes atvarėm namučio, pasigaminom savo maisto, biškį makaronų pasigaminom, bolognezę. Mes gaminamas vienam kartui ir netyčia išėjo per daug. Aš kai pamačiau, aš Rokui pasakiau, pipiet. Nu, bet čia kiek suvalgysim, tiek suvalgysim. Kita liks rytoj. Pusryčiam. Jo. Tai va, mes einam valgyti, žiūrim čia tokį su samoškinu ir katlerium. Kvizą. Bet seną. Jo, seną. Tai jo, skanaus mums. Ir mūsų šiandiena buvo labai... 10.
Mūsų diena šiandien buvo labai produktyvi, labai daug ką paveikėm. Labai daug išleidom. Produktyvi diena, tai reiškia, daug išleidom. Tai daug pramogų turėjom, beveik įkopėm į pilį. Čia dabar šitą ir siūsim, ne? Kaip čekiukui. Ne, siūsim kitokį. Ai, gerai. Tai va. Daug ką nuveikėm, labai Jo, daug. mes labai daug ką nuveikėm. Šiaip matėt jau, nes daug ką atsiuntėm. Ne, aš kaltas, kad mes pusę kilo mozzarella. Ne mozzarella kalta, manau. Tai va. Šiandien pilis, šiandien kalnas, šiandien tie zipline, roller coasteriai, Šaldyti bananai. šaldyti bananai, karštis. Karštis parduotuvė. Šiaip iš tikrųjų atrodo mažai, bet kai pradedi daryti ir visa kita, tai labai daug susidaro viso to tokio. Ten vien nuvažiuoti tenai eilėje valandą, ten valandą ir taip išeina. Aš labai valgyt noriu, tai ant to ir baigiu. Susitiksim iš ryto. Jo, nepamiršom. Nepamiršim. Tai va. Ja. Yeah.